Gerą dieną futbolos sirgaliai, jūsų dėmesio į Top Sporto lygą, 14-asis turas ir šį kartą turėsime galimybę stebėti Vilniaus rajono Transinvest prieš futbolo akademiją Šiauliai. Pasirodymas A lygoje 7 vieta, o praėję metai buvo sėkmingiausi Šiauliams. Čia smūgis į vartus, įgauti to stabilumo. Geresnės rungtynės, geresnės atkarpas keičia blankesnės rungtynės. Čia smūgis iš toli, Simonė Moskinas. Vilniaus rajono komandai čia kampinis ir Šiaulių ekipa bando tą kamuolį išmušti ne visai sėkmingai. Truose keliniuose dabar Enrique Devansas, jo smūgis pažemė ir Lukas Paukštė. Mušė taip pat įvartį taurėje, smūgių galva. Čia jo toks smūgis, Simonė Moskinas. Dabar jau Šiaulių komandos atsakymas, Petravičius dešinėje, Davidaitis. Būtent Justo atlieka perdamą. Čia Ikaunekas jau baudos aikštelėje, šansas Šiauliams ir 1-0 Nauris Petkevičius. 34 minutė muša įvartį. Naurio trečiasis įvartis Top Sporto lygoje. Ir patenkintas Nauris Petkevičius. Ikaunekas šį kartą nepasižymėjo taip pat, bet jo rezultatyvus perdamas ir Šiaulių komandos kontrataka. Bei Transinvest komandos emocijas iš arti ir tai buvo įspūdinga, čia šansas Šiauliams ir rezultatas tampa 2-0. Ikaunekas žaidžia puikų pirmą kėlinį ir nepaisant to, jog iš pirmo bandymo jam pasižymėti nepavyko, bet Ikaunekas antruoju mėginimu muša įvartį, šoka į glėbį Gustui Baliutavičiui ir Ikaunekas nutraukė savoje tuščią atkarpą. Ir antrajame kėlinėje jau visai netrukus ir žaidėjams tai yra iššūkis. Čia Širvintų miesto stadione. 69 minutė, žaidimas yra tęsiamas. Kyla emocijos, kyla aistros, Enrique Devansas. Transinvest šansas, smūgis Lukas Paukštė. Rungtynėse su Kauno Žalgiriu buvo sugrįžta iš 0-2, dabar Transinvest muša įvartį. Enrique Devansas mūsų ekranuose ir dar pakankamai laiko Vilniaus rajono komandai siekti bent jau lygiųjų. Buvo sulaukęs galimybių ir Lietuvos rinktinėje. Dabar Šiauliai bando apsiginti, Enrique Devansas turėjo šansą dubliui. Jo perdamas, kamuolys baudos aikštelėje, Ikaunekas. Pirmajame kėlinyje, antrajame Enrique Devansas. Rezultatas sušvelnino, čia smūgis galva ir dar kartelį. Moskinas viską darė, jog apsigintų. Sigitas Olberkis džiūgauja kartu su Čiapu ir kitais komandos žaidėjais. 83 minutė. Po kampinio Šiauliai pasižymi trečiuoju įvarčiu ir viskas. Galima sveikinti Šiaulių futbolo akademiją su 4. pergale šį sezoną Top Sporto lygoje.